Labas, labas. Labas vakaras visiems. Pagaliau mes po naujų metų turime pirmą susitikimą, prezentaciją apie mūsų produktus, kuriuos vartojam kasdien. Ir šiandieną vėl pasikviečiau Nataliją Balkus, jau daug kas žinot, jinai tikrai ne tik verslininkė visuose savo turimuose versluose, bet tikrai labai gerai išmano ir produktus, juos moka išstudijuoti, suderinti, kaip sakau, ingredientus, papasakoti. Tai va šiandien apie tai ir girdėsim. Labai dėkoju, Natalija, kad skiriai mums laiko ir mes atidžiai klausome. Visas eteris tavo. Labai visiems labas vakaras. Pas mane labai džiugi šiandien diena, pirmą dieną po sunkios lygos. Nu, iš tikrųjų, tai po visų kankinimų aš buvau sporto klube, buvau baseinė, buvau pirti. Nu, aišku, viskas lėtai, ramiai, bet atsigavau. Tikrai buvo labai sudėtingas laikotarpis. Kada aš ten susirgau. Nu, faktas tas, kad ta liga, kuri dabar kamuoja visus, tai ir neaplenkė ir mūsų šeimą. Ir labai džiugu, kad aš šiandien galiu papasakoti į savo patirtį ir labai visokių tokių teorinių, mokslinių faktų apie, nu, čia tikrai yra stebuklas, apie ProBioC, mūsų kompanijos CS Global. Čia yra tikrai stebuklas, kadangi, nu, teorija yra teorija. Viską aš perskaičiau, labai daug buvo iš mano pusės tyrimų prieš tai, kada atėjo pirmą kartą pas mus į namus šitas stebuklas, bet kada teko pasinaudot ir pamatyti tą efektą ir aplamai, nu, jūs neįsivaizduojat, kas buvo. Tas efektas, tiesiog aš buvau šokiruota, mano gydytoja buvo šokiruota ir šiaip tai ir mano vyras irgi šokiravo savo gydytoją. Aš dabar papasakosiu kaip žydiškai aš labai mėgstu ne nuo pradžios, o nuo pabaigos. Kaip knygos skaito žydai, jo taip ir aš mėgstu labai pabaigą, nuo pabaigos. Kas čia per efektas buvo? Žinot, pas mane labai daug draugų ir pažįstamų, kurie propaguoja sveiką gyvenseną, aplamai pas mus kaime netgi yra tokia bendruomenė, apie 60 šeimų, kurie ten veganai, vegetarai, kurie dalinasi savo patirtimis, kurie mokina, kaip išplaut galvą be šampūnų, su duona ir su kiaušiniu, kurie dalinasi, kaip gydytis, ten kažkokius žolytės ieškoti, kažką ten. Taip, tai čia yra labai naudingi tokie patarimai iš gamtos, bet suprantat, kada tai yra, nu, be galo įdomi bendruomenė, kuri labai daug turi patirties, bet žinokit, kada vat reikia tau greitai ir dabar neišeina su žolytėm. Kada tavo lyga atėjo netyčia ir per 15 minučių tu jau guli lovoj su temperatūra ir jauti, kad tu dabar numirsi nuo visko šito, kadangi aš labai retai sirgu ir nu, neišeina jau žolytės gerti, arbatyti, aišku, gerai, bet iš karto atėjo pirmą mano susirgimo dieną, atėjo šitas pagalbininkas. Aš tada dar su Aušra kalbėjau, Aušra sako, tai tris kartus į dieną gali gert drąsiai. Aš tai kažkaip galvoju, nu vieną kartą tai užtenka. Nu, kaip tenka, nežinau, ką daryti. Ir aš pirmą dieną
aukšta temperatūra, kosulys be galo sunkus, man tikrai buvo, tai galvoju, kad apsivemsiu nuo to kosulio, ten visko buvo. Taip, mes visi dabar sveiki ir papasakosiu tą visą eigą ir kuom baigėsi. Čia yra stebuklas. Tai va, aš pradėjau vartot pirmą dieną iškart 3 kartus per dieną, po vieną tą sašę, bet su vandeniu, kadangi vis tiek reikia gerti kuo daugiau vandens, su vandeniu, daug arbatos, spanguolių sulčių, intensyviai. Aišku, tai pirma diena buvo žiauris, labai sunki. Ir antrą dieną susirgo ir mano vyras, tas pats, bet ten išvis buvo košmaras. Jeigu pas mane temperatūra 38, kosulys ir viską, kas gali būti blogiausia tuo metu, tai pas mano vyrą temperatūra 40 ir, aišku, nuvažiavo į polikliniką, pridavė kraujo tyrimą, CRB, čia baltymų tyrimas 47 rodiklis, jam išrašė antibiotiką, o aš vartoju probiotiką. Tai va, tai mes kartu pradėjom lenktyniauti, kam blogiau. Taip, man kažkaip geriau. Vyrai visada biški sunkiau serga ir viskas taip sunkiau einasi. Pas mane temperatūra maždaug jau stabilizavosi, pas mano vyro ten virš 40, pradėjo antibiotikus gert. Wow, kitą dieną nuvažiavo, rentgeną padarė. Labą dieną. Tai plaučių uždegimas. Ir aišku, aš probiotiką geriu, jisai antibiotiką. Bet esmė kokia? Esmė tokia, kad ir aš, ir mano vyras pasveiko po 5 dienų. Jūs suprantate, kad plaučių uždegimas tai yra principiai pavojinga gyvybei liga. Su tokiais radikliais dažniausiai žmonės guli ligoninėje. Po 5 dienų, kada mano vyras atvažiavo vėl priduot kraujo tyrimą, vietoj 47 rodiklis CRB baltymų jau buvo 7. Ir gydytojas sako, tu man pasakyk, ką tu geri. Kas pas tave taip nebūna. Ir Remigijus tada sako, kalangardą 4 mėnesius, probiotiką. Jūs suprantat, mūsų pasveikimas tai buvo būtent probiotikų dėka. Būtent probiotikai daro tą stebuklą, ką jie daro. Jie stiprina mūsų mikrobiomų, mūsų organizmas pradeda kovoti netgi su tokia liga kaip plaučių uždegimas. Aišku, kad labai gaila, kad Remigijus gėrė antibiotiką, bet, žinot, čia yra, gydytoja pasakė, reiškia, taip reikia daryti, jokių būdų, jokių negali būti ten kažkokių savo išmislų. Tai gydytojai yra numeris 1. Bet esmė ta, kad svarbiausia yra ne tai, kad mes nesusirgsim, svarbiausia yra, kaip greitai mes pasveiksim. O čia yra. Ir ar bus dar kažkokių padarmių, ar mes turėsim kažkokių pasiekmių, po kurių mes negalėsim atsigauti. Žinokit, po susirgimo praėjo 10 dienų, aš sakau, aš džiaugiuosi, kad šiandien aš sporto klube jau sportuoju. Wow. Ir dėl to aš labai noriu jums paaiškinti tokį dalyką, kas yra probiotikai, kas yra prebiotikai, kas tai yra antibiotikai. Maždaug jūs visi turbūt žinot, kad probiotikai tai yra mūsų mikrobiomo pagalbininkai. Pati populiariausi probiotikai pasaulyje aplamai yra, tai yra bifidobakterijai, tai yra
ir lactobacillusai. Lactobacillusai bifidobakterijai tai yra labiausiai ir daugiausiai parduodamų probiotikų pasaulyje. Ir, kiekvienas gali pasakyti, tai aš turiu savo probiotiką, tai aš pagersiu ten žolelių arbatos su medum, aš turiu ten kažkokių probiotinio gėrimo, aš valgau raugintų kopūstų, bla, 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 bla. Tai kam man reikalingas išvis Probio C iš mūsų kompanijos? Žinokit, reikalingas. Visų pirmiausia, dėl to, kad jeigu jūs nors biški 10% patikėsit iš to, ką aš jums papasakau iš savo patirties, tai reikalinga dėl to, kad tai yra veikia, o visą kitą aš jums paaiškinsiu, kodėl būtent privalote ir ne tik tai jūs ir jūsų šeima naudot šitą mūsų sveikatos pagalbą, tai yra greitoja pagalba mūsų organizmui. Ir būtent visiems, kas susiję su jūsų šeima, jūsų aplinkiniai gyventojai, turi ir privalo žinot apie tą gėrį. Visų pirmiausia, kad Probio C iš mūsų Alio kompanijos, tai yra, sumažinkit, prašau, garsą. Visų pirmiausia, tai yra ypatingas, nemėgstu aš to žodžio produktas, bet čia iš tikrųjų yra medicinos mokslo pasiekimo mūsų kompanijos produktas, kuris misija to produktą visų pirmiausia sumažinti ir kovot prieš atsparumą antibiotikam. Kodėl aš jums papasakoju mūsų šeimos tą visą istoriją, kad aš vartojau probiotikus, mano vyras antibiotikus. Kokia esmė? Ko dažniau mes vartojam arba iš mūsų šeimos vartoja antibiotikus, jūs turit suprast, mūsų virusai, bakterijos, viskas, kas pas mus viduj pastoviai gyveno, ji mokinosi. Vieną kartą mano vyras išgeria vieną antibiotiką, o dabar kaip. Ir mano visi tie blogi berniukai, kurie gyvena pas mus, pas visus labai daug, jie mokinosi, jie gauna iš mano vyro, kadangi mūsų mikrobiomas yra jau bendras, mes gyvenom 25 metus kartu. Tai mano blogi berniukai mokinosi, skanuoja antibiotiką, kurį išgėrė mano vyras ir mokinosi, kaip atlaikyti būtent to antibiotiką, būtent tą rūšį, kuri buvo išrašyta šeimos gydytoja, atlaikyti ataką ir išgyventi. Jūs turit suprast, kad kiekvienas žemėje padaras, nesvarbu, ar tai yra bakterija, virusas, grybeliai, kažkokie, ten, aš nežinau, agaliukai, zuikučiai, žmonės, visi nori išgyventi. Ir bakterijos, ir patogenai irgi nori išgyventi ir jį mokinosi. Ir visų pirmiausia, visa misija kampanijos, kodėl Probio C sumažinti antibiotikų vartojimą. O kad sumažinti antibiotikų vartojimą, kad sumažinti atsparumą, reikia laiku pradėti gerti probiotikus. Kodėl labai svarbu mažinti atsparumą? Aš jau nekalbu apie tai, kad gali ateiti tokia diena,
Pavyzdžiui, dabar apskaičiuota, kad 2050 metais gali ateiti tokia diena, kada ne vienas antibiotikas negalės susidaroti su infekcijom, kuri kelia pavojų gyvybei, žmonių gyvybei. Čia yra jau apskaičiuota. Plus, šiuo metu koks pavojus yra? Atsparumas yra, pavyzdžiui, Europoje yra didžiausias atsparumas, kaip aš skaičiau, tai yra Rumunija, tai yra Graikija, tai yra Estija, tai yra Kipras ir tai yra Ispanija. Dėl to, kad ten vartoja antibiotikus kada nori, tai kaip saldainius. Prie ko tai veda? Pavyzdžiui, teorija. Aš dar turiu 10 minučių. Teorija, gimdyvė važiuoja gimdyti, jai turi padaryti Cezario pjūvį arba elementariai išpjauti kažkokią ten auglį, ir po operacijos, ką duoda antibiotiką? Neveikia. Ir ką tada? Jūs suprantat, kad kiekviena operacija tampa tada pavojinga. Dėl to, kad mes įgyjom atsparumą, o būtent probioc iš mūsų kampanijos tai yra, atsiprašau, rusiškai palačka-vyrучалочка. Kodėl? Dėl to, kad šitas stebuklas čia yra organizmo iš tikrųjų pagalba kovot ne tik tai su infekcijom, su bakterijom, labai daug visokių dalykų ten yra. Tai va, viso pirmiausia, čia yra pagrindinis ingredientas, pagrindinė kompozicija, tai yra Synpro 15G. Tai yra aukščiausias kokybės probiotikų kompozicija. Tai yra absoliučiai išskirtinės savybės ir sudėtis. Į Synpro įeina 15 skirtingų probiotikų padermių. Aš nevardinsiu dabar tos pavadinimus, tik tai pasakysiu, vienas iš populiariausių ir plačiausiai naudojimų pasaulyje, tai yra laktobacillus, ten visokių rūšių ir bifidobakterijum rūšių, plus streptokokas thermophilus ir plus bacillus coagulans. Tai va, 15 padermių. Ir kas skiriasi, kodėl būtent probioc reikia naudoti. Kiekvienas pasakys, aš turiu savo probiotiką, aš perku ten iš ten, aš einu į vaistinę. Kiekvienas turi savo receptuką, bet aš jums pasakysiu vieną dalyką. Viso pirmiausia, probiotikų kokybė priklauso nuo probiotikų koncentracijų. Synpro 15G pasižymi dideliu probiotikų koncentracija, tai yra ne mažiau kaip 100 milijardų kolonijos formuojančių vienetų. Tai yra CFU viename grame, 1 gramas. Ir tai užtikrina efektyvų naudingų bakterijų kiekį organizmą. Toliau, antras punktas. Čia labai įdėmiai klausykit. Atsparumas skrandžio rūgštims ir tulžies druskoms. Tai yra be galo svarbu. Dėl specialios technologijos probiotikai Synpro yra atsparus skrandžio rūgštims ir tulžies druskoms. Todėl jie sėkmingai pasiekia žarnyną ir ten atlieka savo funkciją. Dažniausiai, ką mes gaunam iš vaistinės, aš nenoriu nieko sakyti blogo, bet tie jogurtinė visokie ten tabletytės, labai daug yra pas mus tų probiotikų, bet efektyvumas yra apie 10%. Tai reiškia, kad jeigu jūs sumokėjot 20 eurų, tai naudos jūs gausit kiek? 10% už 2 eurus. Čia yra efektyvumas beveik 90%. Todėl, kad viskas, ką mes išgersim, pateiks
būtent ten, kur reikia, kur jau stovi mūsų mikrobiomo komanda, kuri labai laukia pagalbos, kuris sako, Jėzau Mario, duokit mums pagalbos, mums reikia kovoti su infekcijom, su bakterijom, mūsų organizmas serga. Tai va, SynPro būtent atsidurs ten, kur reikia. Plius, ketvirtas punktas, tai yra stabilumas kambario temperatūrai. Čia yra labai svarbus dalykas. Efektyviausi probiotikai dažniausiai yra labai sudėtinga ne tik tai vartot, bet ir transportuot. O mūsų SynPro nereikalauja šaldymo, nes išlaiko savo stabilumą kambario temperatūrai. Ta labai patogus vartojimas, nes produktą galima laikyti ir transportuoti be specialių sąlygų. Ir kitas dalykas tai yra prebiotikų buvimas. Be probiotikų SynPro sudėtyje yra prebiotikų, kuris skatina naudingų bakterijų augimą į veiklą žarnyne. Ir plius platus pritaikymas. Kadangi pas mus jau laikas eina į pabaigą, aš apie kiekvieną... Natalija, kalbėk ilgiau, nes labai įdomu. Jo, gerai, aš tada papasakosiu apie kiekvieną probiotiką iš tos kompozicijos ypatumą. Pavyzdžiui, čia yra be galo įdomu, kadangi čia iš tikrųjų malaziečiai pasistengė, padirbėjo super. Žinokit, bandžiau rasti kažkokią analogą, nėra, tikrai nėra. Vot tas, kas yra pas mus, tai yra saldainiukas. Tai va, kas liečia tos pagrindinės kompozicijos, tai yra numeris 1, tai yra, atsiprašau, aš skaitysiu, kadangi lotyniškai, atsiprašau, čia ne mano gimtoji kalba, gerai? Bacillus coagulans. Kokia ypatybė? Aš tiesiog pagal pagrindinius tokius savybės surašiau, kad jūs suprastum, ką pas mus čia yra. Reikia suprast pagal ingredientus. Ne pagal tai, kad čia nupaišyta, čia yra. O kas čia parašyta? Čia svarbiausia yra. Tai va, ypatybės. Čia yra sporų formavimo bakterija, atspari aukštai temperatūrai ir skrandžio rūgštims. Čia yra numeris 1. Nauda padeda mažinti dirgliosios, klausykit. Čia yra ne tik tai nuo virusų, nuo virusinės infekcijos, nuo uždegimų, nuo plaučių uždegimo. Ne. Čia yra greitoja pagalba ir dabar skaičiuokit nuo ko. Kur galima pritaikyti šitą stebuklą. Žiūrėkit, padeda mažinti dirgliosios žarnyno sindromo simptomus, gerina virškinimą ir stiprina imuninę sistemą. Jeigu jūs nežinot, kas tai yra dirgliosios žarnyno sindromo simptomas, aš jums galiu pasakyti, pas mano mamą. Tas simptomas virš 20 metų, kada žmogus negali valgyti daržovių, labai daug visokių produktų, prasideda iškart žarnyno uždegimas, tai vėmimas, skausmai ir bėgiojimas į tualetą, čia yra tragedija. Tai 3 dienos mano mama tada guli. Čia yra labai blogai. Tai va, bacillus coagulantas padeda šitam dalykui, mažina uždegimą tokiais atvejais, o čia yra labai svarbu. Toliau, bifidobakterijom bifidum. Čia yra, jūs turbūt jau girdėjote tą pavadinimą,
Čia yra viena iš pirmųjų bakterijų, kolonizuojančių žmogaus žarnyną po gimimo. Čia ir mūsų esminė bakterija nuo gimimo. Mes su ta bakterija atsiradom šitam gyvenime. Čia yra svarbiausia mūsų gyvybės bakterija. Bet būna, kad tos bakterijos su amžium mažėjo dėl labai daug visokių priežasčių. Ir kokia nauda? Viso pirmiausia, ta bakterija gerina maistinių medžiagų įsisavinimą, stiprina imunitetą, apsaugo nuo patogeninių bakterijų. Tai kada vaikas gimsta, čia pagrindinė bakterija, kuri lemia, ar vaikas išgyvens ar ne. Tai va, šita bakterija pas mūsų amžium vis mažėjo ir mes pradedam sens ir dažniau sirgt. Čia yra ta bakterija, kuri mums reikalinga, kuri privalo būti pas mus nuo gyvenimo pradžios iki pabaigos. Toliau, Bifidobacterium breve. Kas tai yra? Gebėjimas fermentuoti įvairius angliavandenius, gaminant trumpųjų grandinių riebalų rūgštis. Kas tai yra? Tai yra padeda mažinti alerginių reakcijų riziką. Tai galima šitą naudot, kada ateina toks laikotarpis, pavyzdžiui, pavasarį arba rudenį, kada atsiranda alerginių reakcijų, kada imuninė sistema pradeda šlubuot ir pradeda siųsti nereikalingus signalus ir apgauna mūsų organizmą, imuninė sistema. Čia yra galima pasakyti netgi depresantas, kuris padeda mūsų imuniniai sistemai gerai veikti. Tai va, alerginė reakcija rizika gerina žarnyno sveikatą ir turi prieš uždegiminius savybės. Ketvirtas, Bifidobacterium animals lactis. Nepavarkit. Ypatybė, čia labai įdomu bus. Atspari skrandžio rūgštim ir tulžies druskom, todėl lengvai pasiekia žarnyną. Nauda: gerina virškinimą, stiprina imuninę sistemą, padeda reguliuoti žarnyno mikroflorą. Tai jūs skaičiuokit tiesiog, kur galima panaudoti šitą. Nuo kelių metų galima vartoti probiotiką C. Čia ne į temą dabar klausimas. Brangiai, mes apie tai pakalbėsim jau į pabaigą. Klausykit iš pradžių, ką aš jums papasakosiu. Jūs tiesiog tingėsit paskui ieškoti tą informaciją. Dabar jį visai jums tiesiog padeda ant lėkštutės. Tik tai reikia biškį paklausyti ir įsisavinti 10% informacijos. Toliau. Taip. Bifidobacterium longum, ypatybės ilgai išliekanti žarnyne, geba fermentuoti įvairius cukrus. Nauda: mažina žarnyno uždegimą, gerina laktozės toleravimą ir turi antidepresinių savybių. Skaičiuokit, antidepresantas ateina žiemą, link pavasario, kažkas pradeda depresuot, opa, šitą naudojam. Toliau, Lactobacillus casei. Prisitaiko prie įvairių temperatūrų ir pH sąlygų, todėl ypač plačiau paplitusi. Gerina virškinimą, mažina vidurių užkietėjimą ir turi priešuždegiminius savybės. Čia viskas aišku. Toliau, Lactobacillus lactis. Kažkokie tai pavadinimai, bet ką daryti? Čia yra tokia kalba. Tai va, naudojama fermentuojant pieno produktus, gamino pieno rūgštį, gerina laktozės virškinimą, stiprina imuninę sistemą, įslopina patogeninius mikroorganizmų auginimą. Ta pati per tą patį, tik tai iš vienos pusės, iš kitos pusės, paskui taip, bet jūs suprantat, kad tas veikimas
labai platus ir kompleksinis. Ne taip, kad tai pagersiu jogurtinių tablečių, jo, ir viskas praeis pas mane. Nu taip nėra, tai mūsų organizmas yra visapusiškas pas mus, nu, mūsų antras aš yra toks turtingas, tai ir kad padėt mūsų mikrobiomų irgi turi būti turtingas sudėtis, o ne tik tai vienas kažkoks laktobakterijos. Toliau. Gerai. Ir taip toliau. Gerina, pavyzdžiui, Lactobacillus paracellus, atspari skrandžio rūgštims ir tulžies druskam. Lengvai kolonizuoja žarnyną. Kas tai yra? Ar jūs žinot, kas tai yra kolonizacija? Kolonizacija šiaip tai yra būtent probiotikų efektyvumas. Kolonizuojasi absoliučiai viskas pas mūsų organizme, ne tik tai probiotikai, bet ir patogeninės bakterijos. Kol viena bakterija pas mus arba dvi bakterijos ir viena bakterija čia, kita čia, viskas tvarkoj. Bet kada pradeda patogeninės bakterijos tarp savęs bendraut ir kviečia kitus patogeninius bakterijos sujungt, čia yra kolonizacija ir keliauja, pavyzdžiui, iš mūsų inkstų į plaučius, tai pas mus atsiranda problema ten. O čia yra kolonizacija. Ta pati daro visos bakterijos. Čia yra viso, nu kaip pasakyti, tai yra gyvenimas mūsų. Kaip ir mes kolonizuojamės, būrėmės į kolektyvą kažkokį, taip ir mūsų vidiniai gyventojai. Tai va, būtent šitas probiotikas labai lengvai kolonizuojasi. Tai reiškia, kad tai yra labai greita pagalba. Kodėl, pavyzdžiui, stabilizuojasi temperatūra jau po vienos paros, pradeda sveikti žmogus, čia įrodyta, čia aš. Taip? Dėl to, kad greitai, efektyviai eina kolonizacija. Taip, toliau, kas yra labai įdomus. Yra tokia laktobakterija, kuri gamina reiteriną. Reiterinas tai yra tokia medžiaga, kuri slopina patogeninius bakterijų augimą. Aplamai viso probiotiko esmė yra tokia. Probiotikai tiesiog neduoda patogenam judėti, kadangi probiotikų kolonija stiprėja kartu su mikrobiomu. Tai prasme, kad tas frontas didesnis ir neduoda judėti priešui. Plus probiotikai neduoda valgyti, nu grubiai. Jo? Tai va, tos bakterijos, tie patogenai tiesiog pradeda, nu atsiprašau, badaut ir tada sako, nu gerai, mes pasiduodam, gerai, nu gyvenkit jūs, nu nemirkit, jūs laimėjot iki sekančio karto. Tai va, tai probiotikai taip ir veikia, kad slopina, neduoda judėti ir plus neduoda augti. Ir tarp kitko ta laktobakterija router gerina burnos sveikatą, mažina kūdikių dyglius, stiprina imuninę sistemą. Šita būtent bakterija, kuri pas mus yra čia, nu tai nereiškia, kad kūdikų reikia šitą duoti. Jūs tai nesugalvokit, gerai? Čia yra prie tos temos, nuo kada galima vaikui duoti. Aš pasakysiu, kada. Tai va, ta bakterija naudoja labai dažnai kūdikių maiste, kad sureguliuotų kūdikio tą visą virškinimą, kad nebūtum tų dirglių simptomų. Toliau yra Lactobacillus rhamnosus.
Tai va, klausykit, vot šita bakterija geba prisitvirtinti prie žarnyno gleivinės ir atspari skrandžio rūgštim. Kas tai yra? Ji apsauga gleivinę, žarnynį mažina viduriavimo riziką, gerina moterų urogenitalinę sveikatą ir turi antialerginių savybių. Jūs galvokit apie tai, kur galima panaudoti probio-C. Tai toliau, streptokokus, termofilus. Yra streptokokus, kuris pas mus organizme daro blogus dalykus, nuo streptokoką dažniau būna temperatūros pakilimas, gerklės uždegimas ir viršutinės mūsų dalies visi negeri reikalai. Tai ir snargliai, ir kosulys gali būti, ir tracheitas. Tai va, streptokokas yra toks, a yra kitoks streptokokas, termofilus. Jis naudojamas jogurtų ir sūrių gamybui, gamina laktazę. Tai va, tai šitas probiotikas labai svarbus būtent mūsų imuniniai sistemai. Ir žiūrėkit, aš dabar apibendrinsiu, kur gali panaudoti probio-C. Visų pirmiausia, tai ta, apie ką aš kalbėjau, galima panaudoti gerinant virškinimą ir žarnyno sveikatą. Jūs turit suprast, kad čia yra stebuklas, tai yra sveikatos pagalba greitoja. Čia nereiškia, kad mes turim kaip kalangardą naudot 4 mėnesius ar 5 mėnesius, paskui daryti pertrauką ir paskui vėl naudot. Ne, čia yra pagal reikalavimą. Galima panaudot mėnesį ir tiesiog tie simptomai praeina ir pagal reikalavimą, kada vėl reikia, vėl panaudot. Čia yra nereguliarus naudojimas, o papildoma apsauga ir pagalba mūsų organizmui, kada ateina tas stresinė situacija, infekcijos, kada ateina aplamai stresas, alergijos. Taip, toliau stiprinant imuninę sistemą irgi ateina žiemos periodas arba pavyzdžiui, kaip pas mano vaikus, anūkai lanko darželį, vaikai pradeda sirgt darželį, tai čia yra kaip pasiruošimas infekcijai. Vaikui galima šitą duot, tik tai pusę su vandenuku ir vieną kartą. Ką reiškia vaikui? Nuo 3 metų galima duot. Ir kaip profilaktiškai, vieną kartą per dieną, kaip geria mano anūkai, tai vieną kartą stiklinį vandens, labai skanu, tai yra profilaktika, stiprinant imuninę sistemą, norint apsisaugoti nuo dažnų peršalimų ligų ir virusinių infekcijų. Arba, kaip mano vyras naudoja, po ligų, po operacijų į kitų imuninių sistemų silpninančių situacijų. Tai reiškia, kad po antibiotikų, aš nedrįsau kartu su antibiotikais vyrui duot, bet po antibiotikų, po kurso 10 dienų, kas 6 valandos, po antibiotikų pradėjau jam duot 3 kartus per dieną. 3 dienos, 2 kartus per dieną, 2 dienos ir dabar po 1 kartą naudoja kiekvieną dieną, kol atsistatys organizmas. Tai va, kas liečia vaikų, nuo 3 metų pusė porcijos galima, bet yra toks dalykas, kadangi probiotikai tai yra irgi biški invaziniai mūsų gyventojai, kurie gali būti ir
pas kiekvieną mikrobiomas yra unikalus ir gali būti, kad kažkokių komponentų tikrai trūksta ir tie komponentai probio-C atsiranda mūsų organizme, kas gali būti pilvo pūtimas. Tai čia reikia suprast, kad čia viskas tvarkoj, pilvo pūtimas, gali dažniau eiti į tualetą, tiesiog reikia sumažinti dozę, jo, ir pamažu tada. Būna tokių, netgi iki vimimo gali būti, bet čia yra teoriškai, aš nemačiau, negaliu pasakyti, bet bakterijos, kuri ateina pas mus kaip svečiai, kurių pas mus labai mažai yra, trūksta, ji gali sukelti šalutinį poveikį. Toliau, mažina alergiją į odos problemos simptomų. Taip, čia yra irgi alergija. Sieninė ten, kaip jį vadinasi, pavasarį, kada pradeda žydėti viską, gerai, aš viskas jau kiek minučių baigsiu dabar. Tai va, pradeda pavasarį, nebūtinai mes kalbam apie peršalimo lygos, jo. Pradedam iš anksto naudot, kad sumažinti alerginę reakciją organizme. Toliau. Palaikant moterų sveikatą, norint išvengti arba gydant moterų urogenitalinės infekcijos, bakterinė vaginozė ten ir bla bla bla, tos infekcijos, viskas, pagalba. Jūs galite užrašyti, jeigu ką. Taip, ateina metas, kada ypač rudenį yra labai daug jautrų žmonių, kurie pradeda depresuoti, psichologinė savijauta blogėja, esant stresui, nerimui, depresijai, nes sveikas žarnynas ir glaudžiai susijęs su psichologinė gerovė ir norint gerinti miego kokybę ir nuotaiką, vdruk kažkas atsitiko, tai yra greitoji pagalba. Taip, toliau. Skatinant sveiką gyvenimo būdą, tinka žmonėms laikantiems subalansuotos mitybos arba veganiškos, vegetariškos dietos, siekiant užtikrinti tinkamą žarnyno mikrobiotą. Kadangi veganai, vegetarai, vis tiek tai yra, ne viską gali savo organizmui duoti su tokia mityba, yra trūkumo, čia yra normalu, kaip ir tie, kurie tik tai mėsą valgo, irgi trūksta kažkokių medžiagų, tai žarnyno, jeigu palaikyti žarnyno mikrobiomą retkarčiai, būtent su mūsų probio-C, tai čia yra nuostabu, bet čia yra nepastoviai. Jaučiat, kažką trūksta, jaučiat, kad jau pradeda mažiau energijos, turbūt kažkokiu ten trūksta medžiagų, pagerkit probio-C. Tikrai po savaitės, tikrai būsit kaip nauji. Ir specialios situacijos gali būti. Tai laktozės netoleravimas labai padeda, tarp kitko, laktozės netoleravimas, ypač pas vaikus. Tai yra didžiulė problema, kada vaikas negali elementariai suvalgyti ledų, tai visi valgo tos ledus, o vaikas sėdi ir tik tai širbėta tą čiulpė, tai abidna, kaip sakoma. Tai va, irgi gali padėti laktozės netoleravimo situacijai. Norint pagerinti maistinių medžiagų įsisavinimą, ypač vitaminų ir mineralų, tai reiškia visų pirmiausia, tai yra mūsų senjoram, kurie jau nesugeba iš maisto paimti tiek mineralų ir vitaminų, kurie reikalingi normaliam gyvenimui. Tai po 75 metų tai gali būti kas mėnesį. Vieną mėnesį geriam, kitą mėnesį pertrauką ir vėl geriam. Tai žmonės atsigauna iš tikrųjų dėl to, kad
tie probiotikai padeda įsisavinti viskas, kas yra maiste. Ir esant kelionėms ir mitybos pokyčiams irgi. Tai jūs važiuojate atostogauti į Šri Lanką, į Dubajų, Indoneziją, ypač į Aziją, taip, kur visiškai kitoks mikrobiomas, nepamirškit paimti su savim į jūsų lagaminą greitą pagalbą. Tai viskas. Viskas, daugiau nekalbėsiu apie vitaminą C ir cinką. Ir taip viskas aišku, apie tą turmeriką, tai yra, kaip jis vadinasi, turmerikas. Irgi viskas aišku, čia yra, tokie paprasti dalykai, kurį visi žino, bet kad išanalizuot 15 probiotikų, tarp kitko, dar yra toks dalykas, atsiprašau, 2 minutės, galaktooligosakharidas. Kas tai yra? Tai yra prebiotikas, tai yra maistinė medžiaga, kuri mūsų organizmas neįsisavina. Prebiotikas. Kas tai yra prebiotikas? Kas neįsisavino organizmas? Krakmolai tam tikri, bet kurius labai mėgsta mūsų chebrytė žarnyne. Jį kaifuoja, kada mes suvalgom batatus, jeigu suvalgom šaltą bulvę, šaltą, ne karštą, jeigu suvalgom šaltą ryžių salotą, irgi kaifuoja. Ir kada pas mus galaktooligosakharidas yra, to irgi ten tai tiesiog balius. Tai yra tokia medžiaga, tai yra prebiotikas, kuris pirmą kartą žmogus ragauja su pienu, ką tik gimęs. Tai va, čia yra taip unikali savybė. Tai labai noriu, kad jūs visi jeigu 10% to, ką aš papasakoju, įsisavinsit ir kažkam papasakosit, ir tas žmogus kažkoks gaus kažkokią naudą ir jam pagerės sveikatą, tai aš tada sveikinu jūs ir galvoju, kad ne aš, ne jūs tą valandą netuščiai pragyvenom. Ačiū labai jums.